Na ir kaip man tai suprasti, kai skambinu Timūrui, jis neatsiliepia. Ar tai mūsų santykių pabaiga? Jis tiesiog mane ignoruoja. Diana dėl visko kalta, kas vyksta? Klausyk, Knopa, taip, aš pabučiavau Dymą, futbolininką, bet tai buvo tik žaidimas, tiesa ar drąsa. Aš nekalta, kad tavo Timūras taip elgiasi. Turiu problemų tik su savo Smailiku. Klausyk, Knopa, tavo Timūras yra kvailys, nes jį visiškai kontroliuoja Smailikas ir tai ne Dianos kaltė. O Maksas jis apsimeta, kad manęs nepastebi. Jis vaikšto po mokyklą ir nieko. Aš sveikinuosi, bet jis mane ignoruoja, man nerūpi. Kelias dienas nebuvau mokykloje, o nutiko tiek daug dalykų. Diana, tu turi ką nors sugalvoti, nes manau, kad tai visiškai tavo kaltė. Klausyk, Knopa, jei Timūras tave mylėtų, jam nerūpėtų Dianos ir Smailiko santykiai. Supranti? Nastė, ar tu sakai, kad Maksas manęs nemyli? Merginos, nusiraminkit. Nereikia, kad tarp mūsų kiltų konfliktas. Šokėjos zuikės esame. Turime ką nors sugalvoti. Labai noriu atsiprašyti Smaliko, bet nežinau kaip. O jei persirengsiu arba pasikeisiu, tapsiu tokia šviesesnė, taip, Diana, žinoma, tu turi pasikeisti, ta plika. Galbūt tuomet Smalikas tave pastebės ir atleis. Ačiū, Knopa, bet aš nenupliksiu. Aš neketinu pasiduoti. Žinot ką, merginos, galbūt turėtumėte baigti su šiais krepšininkais. Aš taip ilgai kentėjau dėl Aiso, bet dabar man nerūpi, kad jis užsikabino su pica. Nastė, gal tau nerūpi Aisas, bet man rūpi Maksas. Aš jį myliu, jis geras ir malonus, bet jis kvailas, nes jis manęs nepastebi. Gerai, kaip dėl mūsų pasiruošimo varžyboms? Knopa, kol turiu problemų su Smailiku, negaliu treniruotis, tai teks palaukti su treniruotėmis. Merginos, lauksiu jūsų sporto salėje, mes rengiame treniruotę, kodėl jūs čia? Talismane, mes galvojame, kaip susigrąžinti savo vaikinus. Ir žinai, Talismane, prieš eidamas į persirengimo kambarį turėtum pasibelsti. Merginos, nagi, 5 minutės ir pradedame treniruoti. Šokėjos Varlės treniruojasi visų pajėgumu. Talismane, mes neturėsime treniruočių. Laikinai. Talismane, Diana padarė klaidą, todėl neturime nei vaikinų, nei treniruočių. Knopa, pažadu tau, mūsų krepšininkai grįš pas mus. Tikiuosi, Diana, kitaip tu neteksi ne tik savo vaikino, bet ir draugės. Gerai, aš eisiu, bet jei neteisite treniruotis, Varlės laimės konkursą. Talismane, ar tu negirdėjai? Merginos negali treniruotis. Gerai, merginos, eikite. Kas turi pasiūlymų? O jeigu krepšininkams pirktume naują aprangą? Meri, ši mintis yra bloga. Diana, tu turi pagalvoti, nes tai tavo klaida. Ačiū, Knopa, galvoju. Lelė. Jana, aš užsiemus. Lelė, ar eisim šiandien apsipirkti? Jana, koks dar apsipirkti? Mokykla turi tokią svarbią naujieną. Krepšininkai atsisakė krepšinio ir aš turiu parašyti apie tai straipsnį. Lelė, jie jau tiek kartų išsiskyrė, susitaikė, jie vėl susitaikys, pamatysi. Merginos, ar turime šansų? Stela, nei kiek. Merginos, nepasiduokit, šokėjos zuikės dabar nusiminę, jos nesitreniruoja, o krepšininkai jas paliko. Teisingai, ką mes su krepšininkais turime? Stela, jie į mus net nežiūri. Jie dar nežiūri į mus. Jie apsimeta, kad nežiūri. Kaip šaunus vaikinai. Aš pavargau nuo tų mokinių, kai prieinu prie jų stalo, jie pradeda šnekėti, nuvalyk stalą, puodelis nešvarus, daugiau cukraus. Aisai, o jeigu aš tau padėsiu dirbti kavinėje, man tai gerai sekasi. Tikrai pica. Gerai, tokiu būdu galėsime praleisti daugiau laiko kartu. Ar sutinki? Duok man padėklą. Taip, sutinku, bet arbatą padalinsime. Žuža, šiandien neturiu pinigų. Patrikai, tada paprašyk į skolą. Žuža, ar tavo mama nedavė tau sumuštinių ir sulčių? Patrikai, aš esu suaugusi mergina. Turiu mažą krepšį. Kokie sumuštiniai, kokios sultis. Gerai, Žuža, aš ką nors sugalvosiu. Ką tu norėsi? Žušai pasninko diena, todėl ji norės pomidorų sulčių su čili pipirais ir 2 skrebučiais. Bravasti. Gruša, ar pamiršai, šiandien antradienis? O kaip tu, bravasti? Man sūrio pica, blynų ir ananasų sulčių. Gerai, bus padaryta. Bravasti, ar ji dirba kavinėje? Nežinau. Taip, manau, kad tarp jos ir Aiso viskas rimta. Sveiki, mokiniai! Aisa kokteilį su braškėmis ir mangais. Ar čia nėra laisvos vietos, kur sėdėsime? Žiūrkės, palikite stalą dabar. O, krepšininkai labai pasikeitė. Išsiskirimas su šokėjomis jiems padarė neigiamą įtaką. Jana, mes jų negirdime. Gerai, aš paklausiu Aiso, ar jis jums gali duoti į skolą. Vaikinai, būkite paprastesni, tai mokyklos kavinė, o ne klubas. Gerai, kur sėdėsime? Eikime prie varlių. Varlės mergaitės. Jana, daugiau naujienų. Mūsų mokykloje bus naujų porų. Krepšininkai ir varlės. Niekada nepatikėčiau. Merginos, kodėl jums taip liūdna? Maksai? Taip, tai aš, mažutė. Ką tu turėsi?
Stela, ar turi kokių nors planų vakarui? Neturiu. Timūrai, ar tu tikras? Merginos, nesijaudinkite, šaunus vaikinai nori su jumis pasikalbėti. Na, jei šaunus vaikinai nori pasikalbėti su varlėmis, ar pavaišinsite mus ko nors? Karštą šokoladą, prašau. Išgersiu pieno kokteilį. Laisvai. Aisai, karštas šokoladas ir pieno kokteilis mergaitėms. O šviesiaplaukės varlės norės tavo firminio kokteilio. Ir blogas berniukas blondinas taip pat. Pica, jokių skolų, labai ilgai grąžins pinigus krepšininkai varlės, aš jūs girdėjau. Salota, aš nenoriu trikdyti jūsų santykių. Kodėl negalite draugiškai susitarti? Mokytojau Maikai, susitvarkykit su šia šokėja. Kiek jinai ilgai kurs intrigas, aš įsiskėriau su Dima ir tai ji kalta, nes ji pabučiavo. O ne aš. Na, lauksiu Makso prie tualeto. O kas tada, Meri, tu jo neišleisi, kol jis nepasakys, kad tave myli? Meri, ši mintis yra bloga. Diana. O ne, Salota, klausyk apie Dimą, aš jo nemyliu, net nemėgstu. Tai buvo tik žaidimas. Salota, aš turiu tvarkyti su tavo paauglių žaidimais, ar tu matai? Tai buvo tik žaidimas. Ne, mokytojau Maikai, tai nebuvo žaidimas. Jūs nebučiuojate savo buvusiųjų, jei žaidžiate. Diana, tai viskas per tave. Klausyk, Salota, kokia problema? Pasimatyk su Dima, mylėkit vienas kitą. Man reikia susigrąžinti Smailiką. Ką man daryti? Aš likau be vaikino ir tai tu kalta. Salota, jei tu manęs nesupranti, tai su tavimi nėra apie ką kalbėti. O, tikrai, Diana, tada aš surasiu tavo Smailiką ir pabučiuosiu jį. Salota, merginos, nagi, susitaikykite ir draugaukite. Gali eiti, jis tavęs nebučiuos. Mokytojau Maikai, mes su Salota nesiginčijome. Merginos, kaip susigrąžinti Maksą? Mokytojau Maikai, ar turite įtakos krepšininkams? Dėl Dianos nebėra krepšinio komandos. Ir viskas. Merginos, štai mano patarimas. Paauglių santykiai atsiranda ir išnyksta, tačiau šokiai ir studijos turi būti pirmoje vietoje. Išspręskite savo problemas draugiškai. Ačiū, mokytojau Maikai. Merginos, eikime pasikalbėti su mūsų krepšininkais. Aš negaliu į tai žiūrėti. Koste, geriau pasakyk Dimai, kad nevaikščiotų, o eitų į parduotuvę nusipirktų gėlių ir žaislą ir paprašyk Salotos jam atleisti. Nesiruošiu atsiprašyti, kokia mano kaltė. Na, teisingai, tu tik pabučiavai Dianą savo buvusią. Karina, nenaudinga kalbėti su Dima, jis toks užsispyręs. Koste, galėtum palaikyti mane kaip draugą ir kartu su manimi pasikalbėti su Smailiku, o nestovėti čia su Karina. Dima, aš tau sakiau, kad tavo flirtas su Diana yra bloga mintis. Taip, Salota irgi tokia užsispyrusi, visą laiką sako, Dima mane išdavė, Dima išdavė. Aš pavargau nuo tavęs. Dima, kur eini? Eik pirkti gėlių. Karina, aš netoks. Tu esi geriausias, mažutė. Klausyk, talismane, apsikeiskime, aš tau duosiu savo gobtuvą, tu man savo kostiumą. Ne. Talismane, kaip tu gali kvėpuoti šią galvą, viduje mažai oro. Turi jungti ventiliatorių. Grūša, ar nori, kad tavo vaikinas būtų talismanas, papurtysiu užpakalį su šokėjomis merginomis? Tik aš galiu būti talismanas. Sveiki, nevykėliai. Pravasti, nenori, kad būtum talismanas, tu gražus be jokių kostiumų. Sveika, šokėjas, kodėl tokias liūdnas? Jiems liūdna, nes krepšininkai prasidėjo su varlėmis. Ir tai nėra juokinga. Maksas su varlėmis? O, mes turime labai šansų patraukti krepšininkus. Papasakokite, kur yra krepšininkai. Nastė, nusiramink. Sporto salėje su varlėmis. Merginos, geriau neikite ten. Ačiū. Merginos? Jei būčiau tavo vietoje, aš neičiau į sporto salę. Ne, mes einame į sporto salę. Duok man galvą, galbūt pasitreniruosime su šokėjomis, aš abejoju. Talismane, tu turi didelės ausis, nusausinsi šokėjų ašaras. O tu turi ilgą liežuvį. Žūža, mano ilgas liežuvis nėra. Patrikas, jisai ilgas. Kaip šitas? Zuikės pačios blogiausios. Antras šūkis. Mūsų zuikės pačios blogiausios, mūsų zuikės išsiskirs. Ir aš esu talismanas. Mūsų zuikės pačios blogiausios, mūsų zuikės išsiskirs. Vaikinai, jūs tokie šaunus, Maksai. Taip, mes šaunus. Timūrai, ar esi tikras, kad išsiskiri su Knopa? Taip, nebeprimink man apie šokėją zuikės. Tu toks šaunus, Smailikai. Žinoma, kad esu šaunus ir man reikia šaunios merginos. O kas čia? O čia aš pasidariau šią tatuiruotę, kai susitikinėjau su Diana. Tai gerai, gali tai pataisyti ir vietoj to padaryti varles. Atsipalaiduok. Merginos, ką? Einam kartu ar tik aš? Diana, aš neičiau tavo vietoje, jie linksminasi. O jei Maksas bučiuoja vieną iš varlių? Meri, nemanau, kad mūsų krepšininkai gali taip greitai bučiuoti varles. Merginos, kodėl jūs čia stovite? Eikite į vidų, liepk varlėms atstoti ir liepkite savo krepšininkams išmesite šiukšles nuo galvų ir apsivilkti uniformą. Lengva pasakyti. Merginos, aš einu.
Diana. Aš tave uždengsiu. Diana. Mūsų zuikės pačios blogiausios. Mūsų zuikės išsiskirs. Šaunu. Smalikai, matau, kad tau smagu su varlėmis. Varlės, mes jums net leisime. Stela, nerekomenduočiau tau flirtuoti su Timūru. Maksai. Diana, kokia problema? Mes išsiskyrėme, o dabar leidžiame laiką su merginomis varlėmis. Taip mes šaunūs vaikinai ir bendraujame su drąsiomis merginomis. Knopa, nežiūrėk į Stelą šitaip. Timūrai, Knopa pamiršo, kad tu nebe jos vaikinas. Krepšininkai? Merginos, gal ir mums reiktų tapti drąsiomis. Negaliu pakęsti varlių. Merginos, manau, mes negalime su jomis kalbėtis. Diana, pažiūrėk į Smaliko ranką. Ką? Diana, viskas, mes neturime apie ką kalbėti. Taip, šokėjo zuikės, jei norite treniruotis, eikite į kitą sporto salę. Na ką, merginos, ar tęsime? Varlės pačios šauniausios, varlės nenugalimos, varlės yra geriausios pasaulyje. Varlės yra šauniausios. Merginos zuikės, na? Pasikalbėsime su jais kitą kartą. Diana, ar matėjai? Taip, Nastė, aš mačiau Smaliko tatuiruotę. Aš negaliu į tai žiūrėti. Timūras, merginos, varlės pačios geriausios. Smalikai, kiek ilgai demonstruosime ir vilkėsime šiuos drabužius? Maksai, ar tu nesupranti, dabar mes tokie ir man tai patinka. Maksai, ar aš ją atleisiu? Aš neketinu ją atleisti, jį padarė klaidą ir turi kentėti. Varlės pačios šauniausios, varlės nenugalimos, varlės yra geriausios pasaulyje. Vaikinai, ką jūs manote? Šaunu! Ši 11 klasė, brovastė, apie ką jis galvoja? Ačiū, Aisai. Kur yra Aisas? Mokytojau Maikai, aš padedu Aisai. Beje, turime tikrai skanių pyragų. Mokytojau Maikai, aš ir pica esame čia kartu. Gerai, aš matau, aš norėsiu gabalėlį pyrago. Janas, straipsnis beveik baigtas, bet man reikia mokytojo Maiko komentaro. Lelė, kokio komentaro? Ką jis mano apie situaciją su krepšininkais? Aš einu. Mokytojau Maikai, aš turiu su jumis pasikalbėti. Mokytojau Maikai, prašau pakomentuoti situaciją su krepšininkais. Ar žinote, kad mūsų mokykloje yra naujų porų? Kokios poros? Mokytojau Maikai, jūs turite tai užbaigti. Dima, aš nesikišu į tavo santykius su Salota. Tiesą sakant, Dima, mokytojas Maikas turi pakomentuoti mano straipsnį. Netrukdyk mums. Lelė, tavo straipsnis nepamatys pasaulio ir beje neįdomu. Greitai viskas grįš. Mokytojau Maikai, eikime pasikalbėti su Smailiku. Dima, Diana pati gali susitvarkyti su Smailiku. Beje, tu neturėjai bučiuoti su Diana. Mokytojau Maikai, tai buvo tik žaidimas. Oho, kokie žaidimai, bučiniai, išsiskyrimai. Tai daugiau nei man reikėjo. Lelė, ar einame? Taip, Janas, žinoma. Dima, štai mano patarimas tau, negalvok apie Dianą ir Smailiką, pagalvok apie studijas, tau blogai sekasi. Mokytojau Maikai, aš negaliu apie nieką galvoti, kol nepadedu Dianai, galbūt net atsisakysiu futbolo. Aisai, žalios arbatos mums. O, Aisai, merginos čia, bijau nešti joms arbatos. O jei tavo buvusi Nastė užpuls mane? Leisk jai tai pabandyti. Aisai, tu toks gražus. Merginos, tuoj atnešiu jums 4 puodelius arbatos, 3 puodeliai arbatos, Nastė. Merginos, aš nepasitikiu picą. O jei ką nors įpiltų į mano puodelį? Merginos, man tai negali patikti. Visą laiką matau, kaip Maksas apsikabina Ženę. Ne tik tu, Meri. Timūras ir Stela elgiasi taip, lyg būtų kartu pusę metų. Merginos, nusiraminkite, aš tikiu, kad jūsų vaikinai taip elgiasi dėl Smailiko. Merginos, kodėl Aisas taip elgiasi? Pažiūrėkite į jį. Pica dirba su juo kavinėje. Merginos, ar nustosite bėgti paskui vaikinus, kada mokysitės? Na, Diana, ar tu kalbėjai su Smailiku? Ne, Dima, aš nekalbėjau. Mūsų vaikinai prisijungė prie varlių. Maksas. Dima, ką tu darai? Ar tu čia su savo šokėjomis? Nusiramink, Salota, nusiramink. Mokytojau Maikai, nesikiškite. Žinai ką, Dima, maniau, kad jie neatsiprašyti, nupirkai gėlių ir žaislą, bet tu čia šalia savo Dianos. Salota, nusiramink, aš tik noriu padėti Dianai. Padėti jai? Ar vėl ją pabučiuosi? Tai ar galėtum jai padėti? Salota, nusiramink, bet tavęs turiu problemų. Dima, aš lauksiu iki pamokų pabaigos gėlių, žaislo ir atsiprašau. Ir bilietų į kiną. Fu, mokytojau Maikai, kas tai buvo? Dima, tu kaltas? Diana, o kas? Ar mes nesusigrąžinsime savo vaikinų, ar mes juos praradome? Taip, tai tavo kaltė. Merginos, nemanau. Ar matėte, kad Smailikas pasidarė tatuiruotę ant savo rankos? Lady Diana? Taip, merginos, jis parodė ranką sporto salėje, kad pamatytume tatuiruotę. Tikrai? Tai gal Diana, Smailikas tiesiog nusprendė pažaisti tavo jausmais? Nežinau, merginos, bet manau, kad berniukai tai daro tyčia. Taip, merginos, aš taip pat manau, kad jie tiesiog nusprendė pasipuikuoti. Bet mes esame šokėjos, mes nepasiduosime. Diana, ką tu siūlai? Merginos, siūlau nepasiduoti. Apsimesime, kad mums nerūpi. Žinote, merginos, manau, kad tai teisinga. Aisa susitikinėja su Pica,
Tad leiskime jam susitikinėti su ja, kai jis bėgs paskui mane, aš net nežiūrėsiu į jį. Merginos, nuo šios akimirkos didžiuojamės, kad esame palaikymo komanda. Pasitreniruokime ir krepšininkai pamatys, ką prarado. Mes esame šokėjos zuikės. Teisingai, merginos, šokėjos zuikės nepasiduoda. Draugai, spauskite like, užsiprenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių vaizdo įrašų. Iki pasimatymo. Ate! Aisai, ar padarysime tavo būsį merginoje arbatos? Ne.